Taip, tai sveiki visi. Esu matot prie kažkokios tai apaugusios vietos. Bandysiu iš tos vietos viliot karosą. Kai matot, čia labai stipriai apaugę. Jeigu nepavyks čia kažko pagauti, tai bandysim kitom vietom, bet matot, čia nedaug palyginus plotų ir užmesti yra. Turiu plūdinę 39 metrų. Tokia vieta bus labai patogu. Pašaro jokio nieko nenaudosiu. Bandysim labiau atrast žuvį. Metam taip va ir dabar reiks susidėti. Taip, biškirė sudėta, reikia biškį pataisyti džedelius. Taip, tai dėl masalų turiu dzikus ir sliekus. Daugiau kaip ir karosui nelabai ko reikia, pagrindiniai masalai, kurių kimba. Ir galima kokią perlinę kruopą būtų bandyti dar ką nors tešlą, bet čia yra gyvi masalai, pavasarį ir manau su šitais bus geriau. Visų pirmiausia dėsiu kelis dzikus. Kabliukas šiaip čia visai nemažas, gal kokio 8 numerio. Likęs nuo linų žvejybos. Tai buvo meškerė tada susipinus, tai perišau ir viskas. Pabandysim 4 šonų, vieną per kabliukus. Nu, štai kaip atrodo masalas, kurį šiandien naudosim. Galiu pasakyti, kad be proto daug musių, ne uodų, o musių. Tai nežinau, gal geriau negu uodai, uodai labai kanda musės tiesiog. Atsitupia ir viskas. Kol kas matom plūdę guli, reiškia matyti čia labai gilio nėra. Bandom šiek tiek mažinti. Na ne šiek tiek, per pusę gal pamažinau. Čia matyti labai sėklų. Dabar visai gražus metimas. Bet plūdė vis tiek nestovi. Arba čia su giliu problemu, arba aš galbūt per mažai svoriam plūdės uždėjau ir kių variantus. Dar galim padaryti visiškai miniatiūrinį gilį ir pažiūrėsim. Jeigu plūdė nestovės, reiškia ne gilyje problema, o mano svarelėse. Nu, turiu šiek tiek, tai galim uždėti kokius. Uždėsiu 0,4 ir pažiūrėsim, kaip čia bus. Kodėl čia šitie švinai uždaryti jau? Dar gal akinius uždėti. Geriau matysim. Nu, pradariau. Vis kažkur tai plium girdžiu. Kažkas tai matyt šakinėja. O, girdėjau vėl kažką. Baltuose žolynuose. Nu, pažiūrim. Kaip dabar sakylė. O, plūdė dabar stovi. Ja, tik tai reikia daugiau svorio. Aš dabar matau, kur problema buvo. Dėjau dar svorio ir manau, čia šito vietoj yra neverta gaudyti, nes čia gilio visiškai nėra. Skaitykim, kokių max 30 cm. Gal neršt karosas tokią vietą raitų, bet čia kai tokie žolynai, tai manau, jie į žolės eis. Tai einam ieškoti kitos vietos. Esu prie kitos vietos. Gal atsimenat, praeitą kartą čia žvejojom. Ir užmečiau. Nemanau, kad galėčiau geriau. Nu, čia ir gilis yra, viskas fantastiškai. Nežinau, kai pernai metais gaudžiau, tai atsimenu. Irgi nekybo, nu vieną pagamtą vieną vietoj. Tai labai reikėjo vaikščioti ir ieškoti, kur jie sėdi. O tada, kai radom, tai pasigavo tikrai daug, galiu pasakyti. Nu, štai taip atrodo vieta. Vaikus čia voras. Negaliu pakesti jų. Bandysiu tą pačią dzikų krūvą dar užmest. Čia kai vėjo nebus, nėra, tai šiek tiek lengviau mėtyt bus. Malonė nešios ir taip toliau. Šiek tiek geriau. Kas vartosi čia žalėsi, nežinau, čia karosai ar čia varlės. Nes lyg čiup būtų toks garsas, kaip nuo paviršiaus iškaimtų. Net sunku pasakyti. Nuėjau iki krūmų, kažkas vartosi, burbuliukai kyla, padaužė plūdę. Nežinau, ar čia bus ar nebus, nes tiesiog užmečiau, žiūriu, kad čia gilis labai mažas, tai dugno visiškai sėdi plūdė. Reikia bandyti gal permesti ir gilį šiek sumažinti, nes čia vis kažką čiup. Girdžiu. Šiek tiek susipynė, mažas plonas lėkiukas. Reiktų naują dėti, bet tai nežinau, pabandysim. O, išsivertė kažkas. Man tik užmetus. O, dabar jau plūdė ar normaliai stovi.
Žiūrėsim, ar čia pavyks kažką suvilioti ar ne, nes jeigu ne, tai biški nesąmonė, gausis vėl. Nieko pagauti, o, dziupt iš karto. Nesakau, va štoje vietoje kažkas tai tikrai vartosi, pališomės. O užmečiau irgi kažkas išsibaidė. Tiesiog norėjau užtraukti, nekibimo nebuvo. Eik, tu savo, kokio grožio karosas. Jo, gerai. Man rodos, radau, kur jis sėdi. Jūs tik pažiūrėkit šitą grožį. Vau, tokios spalvos šito karoso. Nu, okei. Kibimo nieko visiškai nebuvo. Tiesiog plūdė stovėjo kaip stovėjo, galvoju. Kažkokią nesąmonę į kitą vietą pabandyti. Traukiu, žiūriu, čia žuvis užkybus. Nu ką, einam kamerą, nešam į tą vietą dabar. Žiūrėkit, mano plūdė stovi ir dabar mano plūdė čia, aš buvau čia užmetęs ir šitoje vietoj pastvėrė tas karosas, bet sakau, nei kibimo, nieko visiškai nebuvo. Ką tik pamačiau karosą paviršių iššokus, dedu papildomą mažą sliekiuką, nes čia tai pas mane žiauriai maži sliekai, ilgą laiką sėdi, tai dėl to tokie leisgyviai, šiek tiek vandens pilnės, seniau sučiuvę viskas buvo. Tai gyvybingesni pasidaro. Bet ką tik mačiau, žuvis ten iššoko. Nu, karosas šia, daugiau kitų rūšių nėra. O, ir tiesiai užmečiau, kur man reikia. Ir kibimas. Opcia. Turiu karosą. Nu, ne karosas, karosų negaliu pavadinti tokio. Karusiukas. Bet vis tiek prigriepsim. Šitas iš viso miniatiūrka. Sakau, karosus reikia rasti, kurie sėdi čia. Šitoje va vietoje. Tai manau, su dugninė irgi būčiau pagavęs, jeigu būčiau aš jų paieškojęs. Bet aš vienoje vietoje užsisėdėjau ir viskas. Dabar, kai radau, galėsim paeksperimentuoti, gal kokį dziką jums irgi. Dabar metam lygiai ten pat. Nu, šiek tiek nepavyko. Bet tai visiškai per vidurį mato žolių kupstus, prie pat kupsto užmečiau grinai. Nežinau, jeigu užkips, kaip man iš čia reikėtų žuvį ištraukti, bet... Nu, jei ką, kažką bandysim daryti. Vienas minusas, negaliu savo trikojo. Normaliai išties mato, čia yra įlenkta. Kai važiavau, biškai buvau į ratlankį įvaręs ir dabar iki galo neišsitęsė, kas yra minusas, nes negaliu normaliai iškėlęs kameros filmuoti. Tai jeigu noriu, reikia su rankom neiškelt. O iškelt, filmuoti stabiliai ir dar šuvį pakirs nėra taip lengva. Žaidžia čia su mano masalu. Iš šonus niau. O, matėt, kažkas tai vandenį sujudėjo. Saugo, ten to žuvies yra ir jau ne pirmą kartą matau, kaip kažkas jam nešoka. Būtent toje pačioje vietoje visi. Kažkas tai šitoj pusėje šoko. Kažkaip dabar vakarė ir pradeda žuvis labiau judėti. Gal ir vakaras turi kažkokios čia reikšmės šitoj vietoj. Nu, čia būtų įdomu sužinot, kokiom valandom kimba. Praeitą kartą iki gaudėm vakare. Viskas, kai tikim pagavau. Ir užmečiau maždaug, kur burbuliukai ten kilo. Pažiūrėsim. Nu, išsivertė žuvis tada burbuliukai. Gal pastvers kažkas, laikas užkas būtų. Turim batonėlį pasiėmę. Ir pabandysiu šiek tiek tam prieit, bet iš tos vietos turėtų būti šiek tiek geresnė vieta, kai bus patogiau mėtyti. Uriu. Taip iš niekur, jokio kibimo. Tiesiog iš šono pradėjo nešti plūdę. Šiek tiek didesnis. Nors vis tiek mažiukas. Bet... O, dieve. Už akies tave užkabinęs buvau. Skaudžiai tau. Nu, metu čia biškį arčiau. Plung. Vis tiek žuvėsim neimu, gaudau dėl malonumo. Tai va, vis tiek sakyčiau, faina, bent jau kažkas pasigauna. Tas jau yra gerai. Aišku, 3 karosai. Jie nėra dideli, bet svarbiausia kimba.
Vėl gražiai užmečiau. Visai palyginus tolokai. Būtų gerai nusivalyti, bet kur čia aš nusivalysiu. Žolės. Čia tokios, kur ranką susipjaustysi nusivalius. O žolėse vartasi karosai. Šokinėja. Šiaip būtų įdomu čia su valtim, skaitykim, krūmynus kokius įsiinkaruoji, pasistatai valtį ir savo žvejoji savo patogiai. O vėl karosas išsivertė paviršių visai. Kamera išsijungia, bet spėju didžiausią pagavau, kokie esu čia pagavę šitoj vietoj. Bandysim dabar neišjungus filmuoti. Nu, gražus čia karosas, šitas jau tikrai palyginus su tais kitais. Čia galiu nusivalyti ranką, nes jau tokia gleivėtė, ne savo. Nu ką, manau pabandysiu dziką vėl. Pačiai pradžiai su dziku vien ir žvejojau, bet ant dziko ten nieko nepagavau. Iš viso nepagauti nieko. Bet dabar, kai radom, kur karosai sėdi, galim pabandyti ir su dziku pagaudyti. Nes vis tiek jį neturėtų taip nutampyti. Ir bus taip patogiau. Svarbiausia kibtų. Tai vėl taip pat 3 per šoną maunu ir vieną įstrižai tiesiog. Skaitai labai daug čia reiktų jau. Oba. Radau kaip ir kamerą pastatyti. Dabar galėsiu filmuoti ir kibimą. Žinot, kame dalykas? Bandau ant dziko visiškai nieko. Uždedu slieką, iš karto kibimo sulaukiu. Tai, man rodo, žinom, ko čia žuvis nori. Tai yra tikrai ne dzikas. Reikia dziką numaut ir maunam sliekų. Būtų įdomu čia su britkeliam. Galėčiau įsibris ir palei žolę žvejot sau ramiai. Ir likau be slieko. O, kaip gerai užmečiau. Nu, dabar žiūrim, kaip bus, kai užmestas sliekas, o ne dzikas. Kažkas tai pakrūtina dabar vis. Šiek tiek gal patraukti reikia. Kimbo. Yra. O. Op. O, žiūrėkit vėl. Gerulis. Vėl toksai karosas, sakyčiau, gražus. Tokioj vietoj. Not bad. Nu, gražuliukas. Jau galvojau kitom vietom mesiu, nes mačiau kitur šokinėja žuvis. Kaip tik kamerą kitą vietą stačiau. Ir pastvėrė karosą, žiūriu, kažkas dziorgina. Davai, bandom dabar ten kitur. Nelabai čia paėjo kitur. Kilpą balą pasidarė. Eina savo. Negerai. Nu, ir kodėl to čia reikėjo pasidaryti, o išsiardė pati. O, wow. Toli užmečiau iš karto. Ir kibimo sulaukiau. Sunkiai čia matyti per tą žolės su kamera. O, eik tu sau, čia gerą turėjau. Eik tu. Bliamba, čia gerų karosų, man rodos, yra. Eina, sau šitą, žinokit, tikrai geras buvo. Pipėt. Nesupratau. Čia neblogas karosas. Čia jau tikrai net toks, kaip buvo. Čia jau, manau, kokie gal ir 300 gramų, gal daugiau. Bet čia neblogas, jautėsi taip sunkiai. Ir žinot, kad tie mažiukai pakerti iš karto taškas paviršių, nes skirsdamas tai paviršių ištempti, net galima sakyti, čia jau ir sėdėjo ten dugne. Nu jo, čia geras jau buvo. Neužmečiau labai gerai visiškai. Sakyčiau, metimas tragiškas. Čia vos už žolių. Tai matau, bet su kamera tikrai nenufilmuosiu ir nežinau. Čia tikriausiai reikia kibimo laukti, nes jeigu kibimo nelauksiu, tai manau su kabliuku tikrai ta žolės
kabinsiu. Opa, kibimą turiu. Iškeltą plūdę. Labai atsargiai. Ir geras metimas pakliuvo man. Nieko. Kad tos sliekai baigsis ir kibimas dings. Slieku tik tai kimba žuvis čia. O, gerai. Turiu mažiuką. Nežinau, kaip turėčiau tą didesnį partraukti per tokias žolės. Nu, man dar vienas gražuolis. Na, jūs pažiūrėkit, kokios spalvos, visi rūdė. Sliekas burnoj. Užmečiau vėl tam pat. Maždaug. Matot, tarp žolių tiesiog plūdė stovi mano. Čia toksai didelis tarpas, kai matot, vien žolės ir jam patinka čia laikytis. O, čia ir tau ir nieko nėra. Turiu idėją. Yra užsidėti dar vieną slieką, nes jau šitas jau čia nieko neliko, visas gabaliukas. Ir šiek tiek labiau ant dugno nuleisti. Nežinau, ar čia pavyks kažkas ar ne, nes gylio čia beveik skaitykim nėra, tai dėl to ir įdomu man. Pridėsim, nežinau, 20 cm. Užmečiau ir stoviu ant dugno. Tai labai gerai, kaip tik aš ant dugno norėjau. Nenorėjau, kad jinai gulėtų. Ir bus pats tas. Pažiūrėsim. O, iš karto kibimas. 5 minutės gal be kliovo prasidėjau. Permečiau vėl va. Kelios sekundės tik tai praėjo ir iš karto va dziorgina. Ir va yra. Šitas dar pusę velnio. Toksai karosas. O, gal šiandienos ir didžiausias. Nu, pagrebė sliekiuką. Liko 2 sliekai, tai snaudosim ir reiks varyti, nes čia neverta jau tada sėdėt bus. Liko tokie jau čia. Ojejejej, sliekiukai. Kablys taresnis. Nepraveriu. Gal dar va čia pabandysiu. Čia irgi kažkas tai žolių šakinėja. Bandysim ties krantu. Čia gilio nėra. Udės stovėt nenori. Gal niekur nebus, bet... O, kažkas iš karto atzorgina. O. Dzup keli. Ir kol kas ramu. Jeigu ilgai nekimba, vis tiek šiek tiek pajudinkite meškerę, sukrūtinsit masalą, gal dėmesį atkreipsit žuvies. Man tai būna daug kibimų. Atrodo ramu, pajudini ir pradeda kažkas kibt. Gerai, bandom vėl ten pat. Ten jama, tai ten tegul ir jama. O, tik užmečiau iš karto. Kibimukai. Nieko. Nu, manau, kada nors čia atvarysiu. Gal birželį kokį, nežinau, gal anksčiau. Bus matyt, bet norėčiau čia žiauriai atvaryti su britkelniam pabandyti. Norėčiau čia kažkur į krūmus įlysti ir pabandyti prie žolių tiesiog nuleisti masalą ir pagaudyti. Nu, man rodos paskutinė žuvis. Nes iš šliekų nebematau jokių dėžutėj. Ir dar čia iš karto dzorgina, bet panašu, kad kažkas tai nedidelio. Čia ir ilgai ragauja tą masalą. Šiek tiek užnisa, bet nežinau, man labai įdomu, ką ten praradau. Kokio dydžio tas karosas buvo. Čia būtų fainai, jeigu čia linai kokie gyventų dar kažkas, bet tai žiemą čia deguonė žuvim, skaitykim, nėra, nes čia gylio visiškai nėra. Tai linam išgyventi čia irgi ne. Bet taip tai tokių vietų linus gaudyti būtų labai faina. O, čia žuvis užkybus. Žolės. O, atsikabino pats. Nu, jau panašu, kad čia nieko nebeturiu. Dar galim tai va paaišėt apžiūrėti. Jo, tikriausiai, kad nieko.
Kas čia? Wow. Radau slieką žemėj. Čia kaip žvejybos dievai man kokie davė. Didelį gyvybingą slieką. Čia man sako, padaryk dar vieną metimą. Ok, aš už. Man tokia idėja patinka. Geras galvutė, kažką žiūriu. Paimu žiūriu sliekas. O, iš karto jam, tik užmetus. Aišku, labai jau taip daužu. Nepakritau. Gal dėl to, kad sliekas didelis. Kūšį žolių partraukiau. O, tiesiai prie žolių užmečiau. Fantastinis metimas. Praeitį kartą taip vakarinai pataikiau prie pat žolių ir tada tas karosas užkibo didesnis. Paskutinysis geras metimas. O, dabar jau. Kimbo šiek tiek gražiau. Na, tai dabar nustoja, bet taip, bum, 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 atsargiai. Ne kaip tie mažiukai, ping, ping, ir visas pusės plūdė, vinguoja. Labai atsargiai ima. O vėl kažkas didesnė. Turiu, bet nedidelė. Užsikabinau žalių. Nu, toksai nedickas, bet karasiukas. Ir dar liko sliekas tai. Aiškis, dar metimas bus. Nu, čia toks sliekas, tai į visus dalis sukarpytas gaunas, bet nu, gal paims ir tokį. Kažkas atsiorgina. Turiu. O. Nu, žiūrėk, tokio grožio. Dar vienas karosas. Dar vis lieka turiu. Nu, tai čia va, žolės čia vanduo. Tai, o, iš karto ir pasileidžia. Ir metimas va geras. Vėl vos ne ten pat užmečiau. Jeigu į kamerą plūdę vaizdą atsirado, reiškia, ten pat užmečiau. Gražiai, taip labai atsargiai. Nu, fainai, čia fainai. Davai pastverk. Kas čia buvo? Biškį nesupratau aš čia tokio kibimo. Nieko. Nepakirtau. Ar čia per žolės lupt. Tuščia plūdė. O, viskas jau likau. Be slieko. Mokus slieko gabaliukas jau tokio. Nemanau, kad pagausiu, nors užmesiu dar įdomumo. Jau net jeigu ant tokio slieko gabaliuko. Ai, įmo. Čia rimtai vos slieko gabaliukas. Ir kažkas dziorgina ant jo. Nu jo. Turiu. Matėt ant kokio slieko gabalo. Oba. Nu, mažiukas, bet... Vau, kokio grožio. Žiūrėkit, spalva šito. Nu, fantastika. Žiūrėkit. Va. Maži taškiukai yra. Tai reiškia, neršintis. Gumbai tokie. Neršia, reiškia, visur juda žolėse. Nu ką, šiandienai bus viskas. Pagavau šiaip gerai karosų. Atrasti juos buvo nebloga misija. Daug kur išbandžiau, nieko. O čia va, kas metimo po karosą. Nežinau, spėjau 10 pagavau aš čia jų. Tikrai nemažai, galiu tai pasakyti. Jeigu kas nors žvejosi, tai neišvyno jums. Aš jau varysiu. Šiaip dar pasėdėčiau, jeigu turėčiau sliekų, bet neturiu, tai tenka varyti. Šiaip dar kol video sumontuot, kol ką dar pamokos, tai jau ir pirma bus. Sudedam, reikia rankas nuspaut, purvinas nusliekų. Maišiuką reikia įdėti. Paskui dar kuprinį iškristų dzikų, tai jau nefaina būtų.
uolos. Čia tai visai ir giloka. Už pusmetris gilė. Dar kartelį tą vietą parodau. Tikrai kažkas fantastiško. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Nepamirštam like, subscribe mygtuko. Ir susimatysim kitam epizode. Iš Vyno ir iki.